Drono testas. Pirmas susistatom stovus 3 metrų atstumus, kas 3 metrus. Drono pakilimo vieta nuo pirmo stovo yra 3 metrai, tolesni stovai 3 metrai ir drono operatorius nuo pakilimo vietos stovi 3 metrus vienoje linijoje. Tai va, drono pakilimo vieta ir nusileidimo. Čia bus va kibiriukai, pirmas stovas kibiriukų. Va pagal raidės bus A, B ir pagal saulę va sukasi. Pirmas stovas, kaip atrodo. Va, praėjom už 3 metrų antras stovas, 2A. Ir tas pats, tokios raidės irgi taip pat. Ir trečias stovas toliau. Ir tokia va užduotėlė. Bus yra trečias stovas. O visas laukas va tai va atrodo. Čia viskas. Užduotys yra gražiai tuos skritulius nufotkinti iš 3 metrų aukščio. Tam tikra seka. Ir užduočiai yra skirta 5 minutės. Pirma užduotis yra paprasčiausia iš visų užduočių, naudojant šios 3 stovus. Droną pakeliam į 3 metrų aukštį, palenkiam gimbalą ir padarom pirmo A kibiro nuotrauką. Po to pajudam į priekį ir padarom palenkiam gimbalą ir paskrendam į priekį, padarom pirmo kibiro nuotrauką. Toliau palenkiam aukštyn gimbalą, padarom 2A kibiro nuotrauką. Paskrendam į priekį, palenkdami gimbalą žemyn ir padarom antro kibiro nuotrauką. Toliau palenkiam aukštyn gimbalą, padarom 3A kibiro nuotrauką. Paskrendam į priekį ir palenkiam gimbalą žemyn, padarom 3 kibiro nuotrauką. Apsisukam 180 laipsnių ir vėl padarom 3 kibiro nuotrauką. Po to palenkiam gimbalą aukštyn, padarom 2C kibiro nuotrauką. Paskrendam į priekį, padarom antro kibiro nuotrauką. Toliau padarom, palenkdami gimbalą aukštyn, 1C kibiro nuotrauką. Po to vėl paskrendam į priekį ir padarom pirmo kibiro nuotrauką ir po to nusileidžiam. Ir visam šitam testui užtenka 5 minučių. Ir nuotraukų vertinimas, jeigu visas žalias apskritimas matosi 5 taškai, jeigu dalis apskritimo 4 taškai. Jeigu iš vis nutraukiamas žalias apskritimas, tai yra 0 taškų. Taip pat galima vertinti ir nusileidimą. Ir va tokia vertinimų lentelė. Iš viso galima surinkti šiame teste 60 taškų.